Sveiki, jūs klausote programos Renkuosi mokyti tinklalaidės, o čia pažymių šitas. Čia kalbame ne tik apie pažymius ar dėl pažymių. Su mokytojais, švietimo ekspertais, Renkuosi mokyti bendruomenę, čia kalbame apie švietimą, ugdymą, patirtis mokyklose ir tikrai ne tik. Apie vaikus, psichologiją, apie tyrimus čia ir svetur. Kviečiame pasinerti į švietimo pasaulį, kuris yra kur kas daugiau nei tik pažymių. Labą dieną, gerbiami klausytojai, jūs klausotės tinklalaidės, o čia pažymių šitas. Ir šios tinklalaidės tema - specialiųjų poreikių vaikas tavo klasėje. Ką turime padaryti, kad visi vaikai galėtų mokytis mokykloje. Ir iš tikrųjų apie šią temą kalbame todėl, kad 24 metais pagal Lietuvos švietimo įstatymą visi vaikai turės galimybę mokytis mokykloje, kuri yra arčiausiai jo gyvenamosios vietos. Ir nepaisant netgi to, kad dar laukiame šito pokyčio, jau dabar mokyklose vaikų, kurie turi specialių ugdymosi poreikių, yra nemažai ir tai kelia labai daug įvairiausių diskusijų, požiūrių ir klausimų. Ir mes, kaip Renkuosi mokyti bendruomenė, irgi norėtume apie tai pasikalbėti. Ir labai džiaugiuosi, kad apie tai galėsiu pasikalbėti su dviem pašnekovėm. Noriu pasisveikinti su Julija, labas. Sveiki. Ir su Paulina, labas. Sveiki. Tai dabar prašau jūsų trumpai prisistatyti, galbūt pradėkime nuo tavęs, Julija. Tai sveiki visi, esu Julija Glinskė. Ilgai buvau žinoma kaip Forwardo bendrakūrėja, kaip Renkuosi mokyti alumnė, lektorė, tačiau šiuo metu visas pajėgas skiriu Skulsi individualizuoto ugdymo platformai ir iš tikrųjų norisi daryti didesnį poveikį valstybinėse mokyklose. Ačiū tau, Julija. Ir Paulina, papasakok apie save šiek tiek. Esu Paulina Kuraitienė, VŠI Augų kartu vadovė ir gal labiausiai turbūt įsitraukusi į DIR modelio tokią kelionę Lietuvoje, ypatingai pačioj pradžioj ir dabar žinoma, tai turiu garbės ir privilegijos kiekvieną dieną susitikti su šeimom, terapeutais, kurie gilinasi į šitą modelį ir bando augti tiek savo profesijoje, tiek savo šeimose. Super. O aš esu Artur, irgi esu Renkuosi mokyti programos alumnas, jau 6 metus dirbu su specialiomis klasėmis, o šiuo metu esu ir programos Renkuosi mokyti vadovas. Tai galbūt ir pradėkime pokalbį apie tą įtrauktį, apie įtraukųjį ugdymą. Iš tikrųjų, apie tą įtrauktį kalbama Lietuvoje dažnai ir įvairiai, bet mūsų pokalbio pradžioje, manau, kad yra svarbu apibrėžti, kaip mes suprantame tą įtrauktį, kas tai yra, apie ką tai yra ir kodėl tai yra. Kas norėtų iš jūsų pasidalinti savo idėjom? Nežinau, tai galiu pradėti. Julija. Tai pirmiausia, turbūt man labai gražu, kaip suformulavai klausimą, ar ne, kad kas tau yra, ar ne, nes aš įtraukti suprantu daug plačiau. Šiandieną turbūt toks populiarus mąstymas yra, kad įtrauktis tai yra įtraukti specialiųjų poreikių moksleivius. Ir žiūrėdama pati su daug metų pedagoginės patirties už pečių, matau, kad daugybė neurotipinių vaikų, neturinčių jokių mokymosi sunkumų, lieka neįtraukti, nepastebėti, nematomi, nerealizavę savo potencialų ir galimybių. Tai man įtrauktis iš esmės yra procesas, kurio metu yra matomas kiekvienas vaikas. Tome ugdymosi vienete, kuriame yra, ar tai būtų klasė, ar tai yra grupė, ar tai yra formalus ugdymas, ar neformalus ugdymas, ar tai yra tiesiog bendruomeninė veikla. Tai įtrauktis yra apie matymą kiekvieno. Ačiū tau, Paulina. Aš taip irgi, Julija, labai pritariu, klausiau ir galvoju, aš kai mąstau apie įtraukti ir kas tai įtrauktis man, ne, tikrai
svarbu turbūt pabrėžti ir ieškoti kažkokio tai, sudėjus kartu, kas tai yra, matyti platesnį vaizdą įtraukties. Ir aš matau gal tokiais dviem aspektais įtraukti. Iš vienos pusės tai yra ar ne kažkoks filosofinis aspektas. Aš labai dažnai kalbu su pedagogais, mokymų metu, ar ne netgi su tėvais, arba, nežinau, kažkokius atvejus analizuojant, apie mano laikyseną kito žmogaus atžvilgiu. Net nebūtinai tai yra žmogus su kažkokiais specialiais poreikiais, bet mano laikysena, netgi sakyčiau, pasaulio atžvilgiu. Kaip aš matau kitą žmogų, ar aš matau jį kažkokio naudingumo koeficiento, ar net ieškau savo gyvenime, ar matau jo vertę nepaisant, ar ne, ir čia, sakyčiau, yra kažkoks toks filosofinis aspektas, apie kurį galbūt man truputėlį ir trūksta, ne tos plotmės, kai mes galvom apie įtraukti, ir tada, žinoma, yra tas, sakyčiau, labiau gal techninis, ar ne pritaikymas, jau galvom ten apie kažkokius konkrečius įrankius, kas veikia ir taip toliau, ir tai yra svarbu. Bet kartu matau, kai tik darom, ar ne tik tą techninį kontekstą bandom kur, kažkas nevyksta. Ir man atrodo, gal turėsim galimybę ir mąstyti kartu, kas čia nevyksta. Labai man rezonuoja jūsų atsakymai su renkuosi mokyti vizija ir tuo, kaip mes aiškiname įtraukti mūsų dalyviams ir bendrai, kaip mes diskutuojame apie įtraukų ugdymą, nes mūsų apibrėžimas skamba, kad įtraukusis ugdymas tai yra ugdymas kiekvienam, neprioritizuojant kažkokios atskiros grupės. Ir kaip tą padaryti, tai yra pirmiausia priimti įvairovę kaip normą, ne? Tai čia yra tas filosofinis tikriausiai lygmuo, nesuprasti, kokia yra kito vertė ir kad jeigu jis yra kitoks, ne, aš irgi kažkam esu kitoks, kad tame yra vertė, tame yra potencialas viso ugdymosi proceso, o kitas dalykas tada atrasti, kokie barjerai trukdo vaikui patirti sėkmę ir ką mes kaip bendruomenė galime padaryti, ne, ir jeigu mes apverčiam šitą dalyką ir, vat, kaip Paulina sako, diskutuojam apie pritaikymus, apie kažkokius techninius sprendimus, kiek ten nusiraminimo kampelių reikia, nereikia, kur juos padaryti, mes prarandam tą esminį tokį dalyką, kad, jeigu aš vis tiek mane erzina kitoks, tai nors aš ir sukursiu nuostabiausią fizinę aplinką, jis mane vis tiek erzins ir vis tiek jis nebus tas, su kuriuo aš noriu kurti ryšį. Tai man atrodo, kad tai yra toks kertinis momentas, nuo kurio reikėtų ir pradėti kalbėti apie įtraukti. Nors, taip, aš jau nekartą užsimenu, kad girdime įvairiausių nuomonių. Ir jūs, ir Julija, ir Paulina turite patirties darbo su mokytojais, su mokyklom. Ką jūs girdite, ne? Kai jūs ateinate su mintimi apie įtraukti, kokią reakciją jūs gaunate? Ar tai yra baimė, ar tai yra pyktis, kas tai yra? Galbūt šį kartą nuo Paulinos pradėkime. Aš iš tikrųjų susiduriu su nuvargusiu žmogum. Ir matau ir sustinku tokią pavargusio žmogaus pasaulėjautą mokyklose. Ir tada pradedu matyti labai logiškai tam tikrą pasipriešinimas, ne, yra labai logiškas, kai aš neturiu resursų aplinkos lūkesčių. Ką mes darom, priešinamės. Ir netgi mąstant apie tarpasmeninę neurobiologiją, ar ne, apie ką mūsų smegenys, ką mūsų nervų sistema daro, kai mes realiai susitinkam kažko, ko nepažįstu, mes dažniausiai, jeigu neturim resurso žingeidžiai tai pažvelgti, tam reikia jėgų, nes turim mokytis. Ar ne? Ir jeigu neturim resurso mokytis, esam pavargę, mūsų nervų sistemai tai reaguoja kaip į grėsmę. Ir tuomet mes pradedam priešintis ir visais būdais bandyti vengti to. Ir iš esmės įtrauktis reikalauja santykio. Santykis irgi įmanomas tik tada, kai turim tam resursą. Nes santykis yra neįmanomas, kai išgyvenam grėsmę arba išgyvenam ir nesuprantu, kas čia vyksta ir noriu tai atmesti. Tai yra nesantykio kontekstas. Ir aš taip, kai mąstau, kai susitinku žmonės, kai girdžiu ar ne tam tikrus komentarus, aš už to girdžiu didžiulį nuovargį ir poreikį, ne kažkokio rūpesčio galbūt net. Ir matau, kad įtraukties pradžia yra
mąstymas, ar ne, apie šituos procesus mokyklų bendruomenėje, nes tai iš tikrųjų gali atsiverti labai daug resursų reikalaujančiam procesui, kaip Julija sakė. Ir iš karto turiu tau, Paulina, tokį klausimą. Ar tu manai, ar tu tiki, kad tas santykis, apie kurį kalbi, yra įmanomas valstybinėje bendro ugdymo mokykloje? Ar tai yra įmanoma? Visiškai tikiu, kad tai įmanoma. Aš tai matau. Aš matau žmonės, kurie galbūt, kaip čia pasakyti, ar ne, aš matau žmonės, kurie labai prisiėmė atsakomybę už savo asmeninį resursą ir jį neša, ar ne, į tą kasdienybę. Ir kartu matau, kaip tai nėra lengva ir savaime suprantama, kaip tai yra tik tie žmonės, kurie aplink save turi stiprias bendruomenės arba kažkokias, ar ne, tokias socialinės sistemas, kurios maitina. Tai nėra savaime suprantama, kad oi, taip visiems pavyksta. Tai tikrai nėra, šiuo metu tai nėra organiškas procesas valstybinėse įstaigose, bet kartu matau, kad įmanomas, nes yra atveju, kai sutinku tokius žmonės, ar ne, kurie vis tiek kuria santykį su vaikais ir galiausiai įdomus dalykas vyksta tame, kad santykis visada maitina ir jį kuriantį. Nes santykis visada maitina ir tą, kuris santykį inicijuoja. Ir gaunas tokie gražūs mainai, bet tam, kad įžengtume į juos, tam reikia pradinio resurso, kuris šiuo metu yra be galo retas. Ir klausimas, kodėl? Manau, kompleksiškas atsakymas. Super, ačiū. Paulina, dar galbūt vėliau šiek tiek norėsiu paklausti būtent apie tuos pavyzdžius, teigiamus pavyzdžius, kuriuos tu matei ir matai, tai, bet šiek tiek po to. Julija, su kokiais tu požiūriais į įtraukų ugdymą susiduri bendraudama su švietimo bendruomenė, o galbūt, kiek žinau, tu turi progų daug bendrauti ir ne tik tai su švietimo bendruomenė. Ką kiti galvoja apie įtrauktį? Tai turbūt, kaip ir Paulina minėjo, tas toks nuovargio aspektas tikrai jisai yra jaučiamas. Jis nesusijęs su įtraukties klausimu, jis susijęs apskritai su pedagogikos aspektu, ar ne? Pagrindinis dalykas, kurį aš įvardinčiau, būtų pasimetimas tiek tėvų ir baimė. Tėvai bijo, kad mano vaikas, kuris yra kabutėse normalus, ar ne, nukentės dėl to, kad dabar klasėje šitie vaikai atsiranda. Tai čia tokia chrestomatinis, ar ne, leitmotyvas. Einantis per tėvų požiūrį, mokytojai yra pasimetę ir išsigandę, todėl kad iš tikrųjų jie nežino, kaip būti su vaiku, kuris nemoka tiesiog sėdėti, klausytis, stropiai užsirašyti ir prisiminti atsakymą. Nes aš net nekalbu apie jokius specialiuosius poreikius, bet šitoje vietoje tiesiog su vaiku, kuriam netinka tipinis tradicinis ugdymas, frontalus mokymas, ar ne? Tai, o tokių vaikų, kuriem tinka frontalus mokymas, na, štai paskutinio vieno susitikimo su mokytojais metu, mes išgryninom, kad yra nedaugiau 15% klasėje. Tai jau mes išskiriam labai nedidelę grupę žmonių ir sukūrėme švietimo sistemą tai grupiai žmonių, ignoruodami visą kitą, ar ne? Aš labiausiai gal išryškinčiau nuostatų klausimą, nes aš turiu pavyzdį vieną labai artimoje mokykloje, kur buvo dirbta su resursais. Mokytojams buvo vis daugiau resursų atpalaiduota ir tai buvo sisteminis procesas, trukęs beveik 3 metus, rezultatas yra nulinis. Nė vienas iš jų netapo nė centimetrų geresnių pedagogų, nepaisant kiek kartų buvo pakeltas atlyginimas, nepaisant kiek kartų buvo sumažintos funkcijos, nepaisant kiek kartų buvo atimtos atsakomybės. Ir šiandieną bent jau tas vienas konkretus pavyzdys verčia mane labai abejoti resursų klausimu ir man turbūt labiausiai matau nuostatų klausimą, nes tie pavyzdžiai, kurie mane įkvepia, retai būna susijęs su resursais. Dažniausiai tai būna žmonės, kurie tiesiog, galime juos kaip norim pavadinti pedagogais iš pašaukimo, dar kažkas, bet jie tiesiog mato stebuklą kiekviename vaike, jie mato šviesą kiekvieno vaiko. Ir jeigu tu matai tą šviesą, tu negali prieš ją užsimerkti, jokia disleksija ir dislalija negali to šviesos užgesinti. Tai šitoj vietoj irgi, ar nuostatas galima lengvai pakeisti, čia Artūrai į tą kitą klausimą atsakant,
Wow, nuostatos. Ar aš tikiu, jeigu netikėčiau, aš jau seniai nebebūčiau šitame darbo lauke. Aš tikiu ir čia yra mano kiekvienos dienos, aš keliuosi su šitą mintim ir guluosi su šitą mintim, todėl kad aš tikiu, kad pokytis yra įmanomas, todėl kad aš matau šviesą ir pedagoguose. Tik ta šviesa yra taip po gobtuvu paspausta ir jinai nebeskleidžia savo šilumos, nebeskleidžia savo šviesos, vaikam to be galo trūksta. Ir jeigu mes, man atrodo, dirbtumėm su nuostatom, mes galėtumėm greičiau judėti per procesus, ne įrankiai, nes tas žmogus, kuris turi nuostatas, aš noriu, kad kiekvienas vaikas patirtų sėkmę. Jisai susiras pats įrankius. Jeigu neras įrankių, jis juos susikurs. Jeigu jis nesusikurs, jis nueis išpurtys iš kolegos tos įrankius, ar ne? Ir jis ras tuos momentus, kaip dirbti su to vaiku ir su to vaiku. Tačiau kaip padaryti, kad žmogus norėtų to? Nežinau, tai tarp magijos ir neuropsichologijos, bet iš esmės man atrodo, kad raktas yra čia, aš tik nežinau, kur jis padėtas, aš jį matau, tik nežinau, kieno jisai rankose, nes jeigu taip pažiūrėčiau, atsitraukus iš toliau, aš suprantu, kad tas raktas nepriklauso niekam kitam, tik pačiam žmogui. Ir kaip padaryti, kad jis norėtų tą raktą pakelti, norėtų atrakinti, patikėtų savim, patikėtų savo gale, patikėtų, kad jis nori, gali ir nežinau. Tai toks didelis klausimas su nevienareikšmišku atsakymu, ar įmanomas pokytis, aš tikiu, kad įmanomas. Aš manau, kad tik tai būdami gyvais pavyzdžiais mes galime įkvėpti kažką kitą. Ir kartu suprantu, kad tai yra darbas su nuostatom, kas yra labai, labai sudėtinga. Jo, iš tikrųjų, taip klausydamas tavęs, man taip čia klausimą noriu dar užduoti, čia noriu užduoti klausimą, nes kalbant apie tas nuostatas ir kalbant apie tą požiūrį, pavyzdžiui, įtraukio ugdymo Lietuvoje audito ataskaitoje yra nurodyta, kad mokyklos politinėme, tai yra kultūros lygmenyje, viskas yra gerai. Jeigu atsiversime vizijas, atsiversime strategijas, atsiversime veiklos planus, ten yra parašyta apie kiekvieną vaiką, apie tai, kad kiekvienam yra individuali pagalba, kad kiekvienas turi savo vertę, kiekvienam savo pažanga ir taip toliau. Ir kai auditoriai nueina į klases, jie mato kitus dalykus. Ir jeigu mokytojo paklausia, ar tau kitas yra svarbus, taip, žinoma, yra svarbus. Bet kur dingsta tas būtent darbas su nuostatom, ne? Tai yra, vienas yra darbas su dokumentais, kitas yra darbas su nuostatom. Kur jis dingsta ir kaip prie jo grįžti? Todėl, kad mes esam tokie žmonės, bent jau Lietuvoje pedagogikoje, esam tokie žmonės, kurie nedirbam su dokumentais. Štai kur visa esmė. Dokumentus sugalvoja vienetai, dėl to dokumentai tokie nuostabus, dėl to paskaičius švietimo įstatymą norisi keltis ir eiti iki begalybės. Tačiau jeigu aš paklausiu kiekvieno toje mokykloje, va tiesiog paprastas testas, ateikite į mokyklą, surinkit visus mokytojus ir duokite jiems po lapelį ir sakykite, užrašykite savo mokyklos misiją ir viziją. Jūs turėsite krūvą tuščių lapelių. Dėl to, kad tai nėra praktikuojama, tai nėra matuojama, o būtų pamatavimas, kaip atėjo, va mūsų tikslas pamatyti kiekvieną vaiką, ar ne? Kiek vaikų aš matau dabar, pamatavimas rugsėjo mėnesį, kiek vaikų aš matau birželio, pagal kokius parametrus aš tai galiu paskaičiuoti. Mes to, niekaip neapskaitome, auga tai, ką laistai, mes šito nelaistom, mes laistom, kur egzaminai, kur rezultatai. Mes laistom šitą medį, tai tas medis ir auga, o šitas medis, kuris yra, mes sugalvojam nuostabes idėjas. Aš dar nemačiau tokio mokyklos veiklos plano, kuriuo nesižavėčiau. Ten parašyti labai teisingi, kas pilietiškus ugdo, kas ugdo etinės vertybės, kas dorus piliečius, viskas yra vietoje, bet tas lieka varneliai uždėti, tas nenueina iki kasdieninio įpročio, iki kultūros lygmens. Tas lieka teoriniam lygmenį, nenuleidžiame iki kultūros. Nėra kultūroje, kad kaip tai nueina į praktikas, kaip tai nueina į kiekvienos dienos ritualą. Jeigu pamatyti kiekvieną vaiką, mokyklos tikslas, tai turėtų būti, kad, nežinau, ateini į holą ar ne, į mokyklos pagrindinę erdvę ir ten turėtų, nežinau, būti didžiulis medis, kur kiekvienas turi savo vardą, savo obuolį ir kiekvieną dieną gali parašyti savo palinkėjimą, ar ne, ar kažkas tokio turėtų būti vizualu, turėtų būti matoma ir praktikuojama, bet nėra. Ir čia jau atsakomybė yra, žuvis pūva nuo galvos, čia jau atsakomybė yra tų, kurie galvoja vizijas, nesustoti ties jų fantastiškų sugalvojimų,
o ir sugalvoti, kokiais žingsniais dabar tai bus įgyvendinta. Gal net vienu žingsniu. Vienas gražiausių pokyčių, kuriuos aš prisimenu, buvo irgi vienoje mokykloje, pamokos kokybės pagerinimas buvo tik vienas klausimas. Žiūrėkite, kiekvienos pamokos pabaigoje, kiekvienas pedagogas dirbantis šioje mokykloje turi parašyti, kiek vaikų išsinešė iš pamokos konspektą. Tame nebuvo kvotų, tame nebuvo procentų, tame nebuvo reikalavimo, tame buvo tik stebėk save, nes tik tada, kai vaikas išsineša labai aiškiai iš pamokos vieną pagrindinę mintį, jis gali su tą mintimi keliauti toliau. Čia kalbėjom apie mokėjimą mokytis ir viskas, per metus nutiko drastiški pokyčiai, fundamentalios transformacijos, bet tai buvo sekama, tai buvo surašoma, žmogus turėjo turėti atsakomybę pats prieš save. Mes kaip bendruomenė einame į šitą tikslą. Ne? Ir pokytis buvo, man atrodo, nuo 30 kažkelių iki 80% per metus. Įspūdingai. Iš tikrųjų, tu paminėjai žodį bendruomenė. Kai kalbam apie įtraukųjį ugdymą, tai yra kalba ne apie mokyklą ne kaip apie instituciją, ne, o kaip apie bendruomenę. Ir tikriausiai mes sutiksime, kad mokykloje yra resursų, yra protingų žmonių, yra idėjinių žmonių, yra irgi laiko tam tikras resursas. Ir svarbiausia, į ką mes orientuojame tą resursą, ne? Į ką mes dėl ko mes grįžtame namo pavargę, ne? Dėl ko mes grįžtame namo pavargę. Ir tu irgi, Julija, paminėjai apie tą lapelį, misiją, viziją. Tai aš kartais bendraudamas su mokytojais, su mokyklų bendruomenėmis, sakau, jūsų mokyklos vizija tai yra tas sakinys, dėl kurio jūs turėtumėt norėti eiti į šitą darbą. Jeigu jūs svajojate, kad visi mokiniai šitoj mokykloj šimtukais išlaikytų matematikos egzaminą, jūs turite tą skelbti visur ir visada. Tėvams pirmoj klasiai, per susirinkimus, merui, seniūnui, visiems, kurie aplinkui, kad jums bus svarbiausia, kad visi vaikai išlaikytų egzaminą matematikos, nesvarbu kokį. Ir tada taip eis į darbą ir matematikos mokytojas, ir lietuvių kalbos mokytojas, ir direktorius, ir valytoja, ir visi. Tai yra mūsų vizija. Ne? Jeigu aš nežinau vizijos, arba jeigu man vizija yra kažkas svetimo, ne? Tai yra kažkoks politinis sprendimas arba politinis viršelis, tada iš esmės aš neturiu žinojimo, į ką noriu kreipti resursus. Ir tada taip, ateina įvairiausių projektai, projekčiukai, kaip mes kalbam mokykloje, ir aš išsibarstau. Viską turiu padaryti, ir kai turiu viską padaryti, aš negaliu nieko padaryti. Ne? Ir kai nustatau vieną žingsnį, atrodytų, kas tai yra? Mes pripratę prie daug žingsnių, bet nustatykime vieną žingsnį, ir tai bus žingsnis link įtraukties. Man atrodo, kad čia neseniai irgi kalbėjau su vienu renkuosi mokytoju ir jis jo paprašė apibūdinti vienu žodžiu darbą mokykloje. Ir jis negalvodamas pasakė perteklius. Perteklius. Ir atgirdžiu, Paulina irgi kalba apie tai, kad mato žmonės, kurie yra nuvargę, ne? Kad visko yra per daug. Galima dar trumpai pasidalinti su vienos mokyklos tyrimu apie nuovargį. Taip. Tai buvo irgi tam skirta laiko išsiaiškinti, kas labiausiai nuvargina žmonės. Beje, rezultatai nieko panašaus, ko mes tikėjomės. Rezultatai, kad labiausiai nuvargstu, kai kolegos visą laiką skundžiasi. Ir po seminaro, visai neseniai irgi paprašiau parašyti refleksiją apie save, apie kolegas, apie projektą ir taip toliau. Tai beje lygiai, ko aš tikiuosi iš kolegų, leitmotyvas pagrindinis yra palaikymo ir bendradarbiavimo. Nes jeigu, kai yra sunku, aš ateinu į darbą ir ant manęs dar, kaip nesąmonė ir čia, kaip sunku ir čia, ir tu matei ten naują išsiuntį. Tai yra tiesiog tas toksiškumas, kuris pilasi, užkrečia ir žmonės iš to nebeatsikelia. Netgi tie, kurie atėjo visai užvalus netgi darbą, ne? Ir tokie visai geros nuotaikos, galiausiai dienos pabaigoje jie yra suniokoti ne vaikų, ne pedagoginių iššūkių, o tos aplinkos, kurie visiems viskas blogai. Paulina, nori kažką papildyti? Bet aš noriu tau užduoti dabar klausimą, nes tu kalbėjai apie vertybių svarbą ir manau, kad kiek domėjausi tavo darbu ir terapijos principų, ten irgi yra labai daug tokio vertybinio požiūrio ir vertybinės prieigos.
man visada kyla klausimas, kai aš šiaip aktyviai stengiuosi dalyvauti diskusijoje apie įtraukti, įtraukųjį ugdymą ir esu visom 4 už, bet tuo pačiu visada turiu tokį kaip ir kritinį klausimą savo, kas yra nepasiruošęs. Ar mes labiau kalbam apie tai, kad mokykla yra nepasiruošusi, ar mes kalbam visgi, kad visuomenė vis dar nėra pasiruošusi įtraukčiai. Tai yra iš visuomenės ateina pasipriešinimas, ar visgi mokykla yra per lėta ar sustabarėjusi, galbūt čia per neigiamai kalbu apie mokyklą, bet klausimą manau, kad pagaunat. Kur yra tas stabdys? Galvoju, natūralu, kad mokykla yra sistema ir tai yra atspindys ją kuriančių žmonių, kurie yra visuomenė. Tai yra vienas su kitu susiję, ar ne, tokie konceptai ir iš kitos pusės aš nuolat turiu privilegiją padalyvauti kokiuose tėvų susirinkimuose, kai yra noras ir nežinau, yra tarkim keli vaikai su specialiaisiais poreikiais ir tėvai iškelia klausimą, ar ne, kad čia mums trukdo šitie vaikai, trukdo mums mokytis mūsų vaikam ir visi rezultatai prastėja ir taip toliau. Ir aš nuolat dėl to kalbu apie vidinį resursą, ne, Julija, taip gražiai iš tikrųjų atskyrei, ne, kad yra tie išoriniai resursai ir matom, kad jie nieko nekeičia. Vidinis resursas, vidinė motyvacija. Dėl to mes turim suvokti, kodėl įtrauktis man asmeniškai yra naudinga, net jeigu aš neturiu vaiko su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Ir pradeda matyti daug aspektų, kurie yra naudingi mums visiems, ar ne? Ir tarkim, mes dirbam ir yra tokia programa, The Circle of Courage irgi, ar ne, yra į mokyklas nešamas įrankis. Ir yra nuostabu matyti, kaip mokytojai, pedagogai ir tėvai įtraukiami tą procesą, kai pradeda atpažinti, kad visas elgesys turi priežastį. Ne? Ir aš nuolat kalbu su visais apie tai, elgesys visada logiškas, net jeigu atrodo labiausiai nelogiškas elgesys visam pasaulyje, bet tai yra, kažkur yra logika. Ir kai mes pradedam ieškoti tos logikos, pamatom, kad tai yra pamatiniai poreikiai, kuriuos mes visi turim. Ir jeigu aš tą poreikį pradedu atpažinti vaike su trapiausia nervų sistema, jis many pradeda lavinti tokį įdėmų žvilgsnį, kurio aš gyvenime nebūčiau gavęs, jeigu ne šitas vaikas, kuris iškėlė šitą situaciją ir staiga aš matau, tikrai jo elgesys toks logiškas. Ir aš dabar matau. Ir staiga mane perkeičia, pala. Tai ir šito vaiko elgesys yra logiškas, tik įdomu, kokia čia logika. Ir kai mes pradedam klausti tą klausimą, kodėl, nustojam dorotis su tais paviršiais, ar ne, ta prasme, čia vyksta tai, suvaldykim šitą situaciją, bet kai pradedam matyti, kodėl, pamatom pamatinius poreikius, kuriuos atpažįstam patys. Ir jeigu juos pradedam atpažinti pas vaikus, keičiasi visa bendruomenė. Bendruomenė būna palinkusi prie pamatinių poreikių, kurie galiausiai aš pats labai daug gaunu, kai kiti many atpažįsta tas pačius poreikius ir į mane reaguoja šitų būdų. Ir staiga matau, kad įtrauktis, vaikai su trapiausia nervų sistema, staiga yra galimybė. Nes mes žinom, ar ne, kad kiekviena problema arba lieka problema, arba tampa galimybė perkeisti viską, ar net daug geresnė linkme, negu kada nors būčiau susvajojęs be šito iššūkio. Ir tos bendruomenės, tėvų bendruomenės, klasės, ar ne, jeigu priima šitą iššūkį kaip galimybę, aš matau, kad iš tikrųjų vyksta perkeitimas ir įtrauktis visada prasideda nuo to vieno vaiko, kuris kelia daugiausiai klausimų, kur mažiausiai atsakymų turiu, kur daugiausiai many sugeneruoja kažkokios priešpriešos. Ir tai nėra tai, ko aš turiu atsikratyti, o tai yra tai, kur aš turiu panert ir ten bus didžiausias profesinis lobis. Visada tą matau, kai mokytojai įgalinami, kai jiems suteikiamos jėgos, jie pailsinami. Mes, pavyzdžiui, esam turėję tokią praktiką, kad kūno judesio terapijos sesija gauna mokytojai grupinę kūno judesio terapijos sesiją prieš seminarą.
jie visai kitaip išgirsta seminaro informaciją, jų nuostata, jie turi resursą, jie turi vidinio resurso pradėti grumuluoti naują nuostatą ir netgi užčiuopti ilgesį jai, nes mes kiekvienas ilgimės to požiūrio taško, iš tikrųjų, kurį kviečiame priimti, žiūrinti vaikus, kuriem reikalinga įtrauktis, į kiekvieną vaiką žiūrint kaip į visiškai ar ne nuo nieko nepriklausančią vertybę, mes iš tikrųjų kviečiam mokytojus į juos žiūrėti taip, kaip mokytojai ilgisi, kad į juos būtų žiūrima. Ir staiga mes pajutę tą ilgesį pradedam net po truputėlį jį nešti ir turim turėti vietų, turim iš tikrųjų sulaukti kvietimo, irgi sakyčiau, ar ne, čia yra toks administracijos derinimo ir organizacinis jų reikalas, ar ne, kur mokytojai gali tai patirti. Ir ne tik tai informaciją gauti šitai kūno daliai, viršutinį kūno daliai, bet tarsi visas kūnas panirtų ir atgautų resursą, kuris ir yra nuostatų pokyčio pradžia. Wow, aš manau, kad tai yra wow, nes prisimenu save, kai pradėjau gilintis į specialiosios pedagogikos idėjas ir pagrindinius principus, aš kažkaip taip gilinausi ir iš pradžių nesupratau, o po to tiesiog suvokiau, kad tie principai yra bendri visiems. Tai nėra kažkas specialaus, tai yra tiesiog apie poreikį. Ir kas yra svarbu, kad poreikis visada yra abipusis, ta prasme, vaikas turi poreikį ir aš kaip mokytojas, aš kaip specialistas tam tikroje situacijoje turiu poreikį. Ir jeigu mano pamoką kažkoks mokinys ar kažkokie mokiniai sugadino, taip, mano poreikis yra kažkoks neatlieptas, aš irgi galiu jaustis blogai, ne? Bet tas menas, pedagogo menas, ne, yra žinoti, kur jis turėtų fokusuotis į vaikų poreikius, o kokiose erdvėse arba kokiu laiku dirbti su savo poreikiais. Ne? Tai netgi su Julija, dabar prisimenu, kažkada kalbėjomgi su Julija apie vieną Julijos mokinį. Būtent tada priėjome mesgi prie tos pačios išvados, kad tai čia nėra kažkokia specifinė metodika, čia yra tiesiog, kad vaikas nori būti priimtas. Ne? Taip toks svarbus atradimas, nors ir sudėtingas atradimas. Gal Julija nori papildyti kažką? Iš esmės turbūt labai aiškiai pasakei, kad jeigu, ir man labai patinka Paulinos pasakymas trapi nervų sistema, ar ne, tai iš esmės čia ir yra rakčiukas augimui, tobulėjimui ir visos ekosistemos augimui. Jeigu aš tiesiog sakau, kad tie vaikai, kurie išsėdi, sakykime, vedu pamoką, taip, tai tie vaikai, kurie mane girdi, užsirašo, sėdi, klauso, konspektuoja, reflektuoja, ar ne, tai jie tiesiog turi aukštesnį tolerancijos lygį kažkam, kas nėra malonu ir nėra faina ir nėra tai, kas mokymosi džiaugsmas, ar ne? Tai ne apie džiaugsmą, tai apie kitus dalykus, apie, nežinau, atkaklumą, išbuvimą, ar ne, yra kiti dalykai, viskas gerai, ne vien džiaugsmą mes auginam klasės, ar ne, tačiau kiekvieną kartą, kai aš turiu moksleivį, kuriam netinka tai, ką aš darau, man atsiveria langelis padaryti geriau kiekvienam vaikui. Ir čia turbūt, nežinau, Artūrai, aš su tavim kalbėjom apie tą pavyzdį, turėjau berniuką, kuris visą laiką jis grauždavo. Sugraužė man tušinukus, pieštukus, rankogalius, viską. Ir galiausiai su kolege mes sakom, negi nėra nieko, kažkokių graužtukų suaugusiems dantims, nes aiškiai tie vaikiški nebus gerai, nes ten perkas ir viskas ten skysčiai išsibėš. Vienu žodžiu. Taigi mes randam, kad pasirodo yra sukurta tokia priemonė. Specialus kramtukas suaugusiam dantim užsidėti ant tušinuko galo ir graužti. Kaip nusiraminimo ir išveikos būdas. Nerimo, ne? Ir mes pripirkom jų ten daugiau ir tiesiog sudėjom į dėžutę, kad tai nebūtų specialiai tam vaikui, ar ne? Tiesiog padėjom klasiai, beje, naujiena, štai tokia, šalia ten žiedų, ten masažinių ir apyrankių ir to, štaiga atsirado naujas dalykas, būtent šitas kramtymas. Ir aš net atsimenu, kažką nusisuku, dar ant lentos, ten greitai rašau, kažką atsisuku ir mane tiesiog apstulbina vaizdas prieš mane, 12 moksleivių čepsi grauždami tuos kramtukus. Ir aš suprantu, kad jie
Tai čia buvo galvojimas apie vieną vaiką, bet visiškai neurotipiniai vaikai staiga atsipalaidavo per iškramtymo būdą. Ir jie galėjo visai kitokioj kokybėj dalyvauti užsiėmime, visai kitokioj kokybėj reikšti savo mintis, visai kitoj kokybėj su daug mažesniu pasipriešinimu eiti į sudėtingesnius mokymosi scenarijus, kaip rašymas ar schemų braižymas. Tai jeigu tai yra ir džiaugsmas, kurį aš patyriau tada, malonumas, augtis, Paulina, apie tai yra fiziškai išgyvenamas, nežinau, tas toksai tikrai pojūtis kompetencijos, pojūtis, kad aš atrakinau kažką, ar ne, bet čia yra tas, vis šitomis scenarijuje vis pasižiūriu irgi, bet kurį pavyzdį, kurį paimčiau, jisai eitų pagal tą patį algoritmą. Yra moksleivis, kuris patikė kažkokį iššūkį, aš randu sprendimą šitam konkrečiam vaikui ir per šitą atsirakina visos klasės dinamiką. Jeigu randu vaiką, kuris negali sėdėti ir sakau jam, žiūrėk, nereikia trankyti suolų, nereikia daužyti knygų, kai tu nori judėti, tu atsistoji ir eini, šitaip ir pasivaikštai 8 tarp suolų ar apeini klasę ratu, darai tai tyliai, darai tai taip, kad netrepsėtum kojom. Ar parepetuojam, puikiai sekasi, kai tau pajusi, kad nebenori sėdėti, daryk tai. Ir ne tau, o visiems. Ir staiga jaučiam, vienas vaikas atsistoja praeina, antras vaikas atsistoja praeina. Tai nebuvo vienam vaikui skirtas metodas, bet kai tai yra metodas per vieną vaiką atrakina ir kitų vaikų poreikius, kurie gal pakentėtų, bet negi mes tikrai norim kančioje vaikus auginti, o ne per kančią lipti, o ne per optimalius sprendimus, ne per efektyvius būdus, išveikos, nežinau, nesuprantamos užduoties nerimas, nemoku atlikti to iki galo nerimas, baimė suklysti ir čia bendražmogiški dalykai, absoliučiai bendražmogiški dalykai. Paulina, noriu pakomentuoti. Aš dar tik labai, taip, tarsi tęsiant Julija tavo mintį, ar ne, iš tikrųjų yra tie bendražmogiški poreikiai ir jie yra realūs. Pavyzdžiui, būti primtam, ar ne, mes nuolat su mokytojais kalbam, tokia paprasta technika, vadinasi 2-10. Reiškia 2 minutės per dieną, 10 dienų iš eilės, mes su vaiku, su kuriuo sunkiausiai įeiti socialinio ryšio diadą, kuris mažiausiai girdi, kai kažko prašom, kuriam sunkiausiai įsitraukti į klasės procesus, būtent su tuo vaiku 1-ant-1 aš šneku 2 minutės, net trumpiau, gali tik tiek ir užtenka, 10 dienų iš eilės, aš šneku ne apie akademinius dalykus, o apie tai, ką jis mėgsta. Ar ne, tada kita technika, ar aš galėčiau vaiko gimtadienio progą padovanoti tai, kas jam patiktų. Iš esmės, tas kiekvieno vaiko pamatymas, tiesiog pedagogas klausia savęs, ar ne, ar aš žinau, kas patinka mano vaikam. Ar ne, ar aš žinau tik tai jų tikslus ugdymo, ar aš galėčiau, jeigu man sakytų, imk tau, ar ne, nežinau, pinigai, nupirk jam rytoj gimtadienio dovaną. Sakyčiau, lengviau nebūna, nes pažįstu savo vaiką, nes esu kalbėjęs su juo apie, nežinau, ten ir tai, ir žinau, kad mėgsta futbolą ir taip toliau. Net tai reiškia, tai yra tie poreikio būti pamatytas, tai yra tikrai bendražmogiškas poreikis. Ir tada mes turim vaikus su tikrai trapia nervų sistema. Aš nekreipiu dėmesio į diagnozes, dėl to, kad diagnozės atneša medicininį kontekstą ir iš tikrųjų tai labai trukdo pamatyti vaikus, nes mes turim dirbti socialinės paradigmos kontekste ir staiga atneša medicininės paradigmos žodyną, kalbam apie sutrikimus ir matom vaiką pilną sutrikimų ir būtent ir trukdo įeiti į santykio ar ne kokybišką santykį. Ir tada atsisakom tam tikrų diagnozių, jeigu jos mūsų neįgalina ir pradedam galvoti tikrai apie trapumą, kas vaikui padeda susikaupti, kiek laiko jis susikaupia. Kaip jis reaguoja į šitas šviesas, kurio vietoje jam patogiausiai sėdėti, kas jam, kai jis juda, ar ne, kiek jis juda, tarkim, lietuvių pamokoje ir matematikoje. Lietuvių pamokoje daug daugiau juda, iš tikrųjų, jam ten daug daugiau resursų reikia. Tai gal darykim kas 5 minutės, aš sakysiu, nueik pas mokytoją Zitą, atnešk man iš jos, ten jinai turi man krepšį. Ir parneš vaikas pilną knygų krepšį, pasivaikšto, pakvepuoja, grįžta, ir tai padeda jo pusiausvyrai, nes jo per trapi nervų sistema. Ir čia mes turime nervų sistemos poreikius ir tai yra viena iš sričių,
sričių, kur aš matau, kad jeigu pedagogai žino šitas vietas, jie šiek tiek ramiau jaučiasi sutikę vaiko elgesį, kur iš tikrųjų kartais sudėtinga pamatyti logiką, ar ne, kai mato, tarkim, vaikas klauso ir taip varto galvą ir išplečia akis, išsižioja ir visaip suka galvą. Ir mokytojas gali sakyti, nu ką iš čia dabar vaikas priešais mane, aš bandau pamoką vesti, jis man va trukdo šitaip vaipydamasis, ar ne. O aš sakau, šiaip tais akių išplėtimas, ar ne, taip smarkiai išsižioju, veido raumenų judinimas, ar ne, vestibulinės sistemos judinimas, galvos sukimas, visa tai padeda pusiausvyrai. Ką aš matau, vaikas iš visų jėgų, visų savo kūnų bando likti klausančiu, nes jo nervų sistemai tai be galo sudėtinga ir staiga mes pamatom kitą vaiką. Neišsivaipo čia, jis manipuliuoja ir visaip kaip neklauso specialiai, ne, bet aš pamatau vaiką, kuris iš paskutiniųjų stengiasi dalyvauti mano pamoko ir jam nėra lengva dėl nervų sistemos ypatumų, kuriuos panašu, kad mokytojai bent šiek tiek turėtų būti susipažinę, nes tai tiesiog pakeičia nuostatą, ar ne, taip pat pakeičia suvokimą apie elgesio priežastį ir kartais padeda pradėti mąstyti ir ieškoti tų raktų teisingose pusės. Sutinku. Aš galvoju, kad toks įdomus reiškinys, mes kai ligos atveju susiduriam su kažkokia diagnoze, tai jaučiam tokį poreikį suprasti to žmogaus poreikį, kaip tą žmogų globoti, kaip jį slaugyti ir panašiai. Švietimo kontekste dažnai ta diagnozė truputį mane atpalaiduoja, tai pas jį yra autizmo, reiškia, jis to negali, reiškia, negali kažko, ne? Tai būtų gerai, kad jeigu kalbam diagnozių kalba, nors aš pritariu, kad jie yra visiškai nenaudinga ir nereikšminga švietimo kontekste, bet jeigu kalbam, tai elkime su ta diagnoze irgi panašiai, kaip elgiamės peršalimo arba COVID atveju, kad pagalvokime, kokiu būdu padėti tam žmogui, tam artimajam žmogui, kas jam dabar palengvintų jo kančią arba jo tą nepatogumo jausmą. Nes, sutarkim, ne kiekvienas sutrikimas yra kančia ir ne kiekvienas tas kitokiškumas, ne, mes kalbam apie kitokiškumą. Ir man atrodo, man tokia girdisi išvada, nežinau, ar sutiksit ar nesutiksit, bet labai svarbu, kalbant apie įtraukųjį ugdymą, mokėti ieškoti sprendimų vienam vaikui. Nes tai padės visiems. Labai dažnai, kai kalbu su mokytojais, pavargusiais mokytojais, kuriems trūksta idėjų, jie sako, tai, ką jūs pasakojate apie įtraukųjį ugdymą, yra gerai, bet aš turiu klasėje 30 vaikų, aš turiu 300 vaikų per savaitę, per mane praeina. Tai kaip aš dabar apie tos gimtadienius žinosiu, kad čia Paulina pasako, kaip aš čia jam pripirksiu tų graužtukų, kas po to tuos graužtukus plaus, ne, Julija, ir tokių įvairiausių yra klausimų, bet tada, man atrodo, tai, ką mes turime savo leisti, pasakyti savo, o galbūt aš šiemet tik tai galvosiu apie vieną vaiką, nepamiršiu apie kitus, bet pasirinksiu vieną vaiką, ne, bet netgi tas 2 minutės. Man patinka šitą idėją, pabandysiu šitą pritaikyti. Ačiū labai. Gal galite būti mūsų mokytoju? Leisk vaikams tave surasti. Šiuo metu Lietuvoje trūksta daugiau nei 1500 mokytojų. Tapk mokytoju, surenkuosi mokyti. Primenu klausytojams, kad jūs klausote Renkuosi mokyti tinklalaidės, o čia pažymiu šitas ir aš, Artūras, kartu su Paulina ir Julija kalbame apie įtraukųjį ugdymą ir kaip mes, mokykla, klasė, visuomenė yra pasiruošusi šitam pokyčiui ir šitam reiškiniui. Kviečiu dabar pakalbėti apie tai, kas yra daroma tam, kad tas įtraukusis ugdymas būtų įmanomas. Mes palietėm nemažai problemų,
palietėm, man atrodo, labai svarbes priežastis ir šaknis, dėl ko kyla įtampų, bet tikriausiai visi trys sutiksime, kad yra daug idėjų, veiksmingų idėjų ir ne tik idėjų, bet ir praktikų. Tai apie jas ir pakalbėkim. Galbūt, Julija, pradėkime nuo tavęs. Tu galiu drąsiai pasakyti, kad tu esi švietimo inovatorė. Tu sukūrė sistemą ir ne vienas sukūrė sistemą Lietuvoje, kuri yra orientuota į vaiko individualų mokymąsi, į jo pažangos stebėjimą, į jo gebėjimą mokytis ir kelti savo ugdymosi tikslus. Ilgai tavo patirtis buvo orientuota į vieną mokyklą, privačią mokyklą. Dabar, kiek žinau, tu bandai dirbti su kitom valstybinėm mokyklom ir noriu pasakyti, kad individualaus mokymosi klasėje idėja yra įmanoma ar neįmanoma, nes individualus ir klasė, kaip čia suderinti? Įmanoma, aš labai tikiu, kad įmanoma ir tai nėra viskas iš karto, ar ne? Tai yra maži žingsneliai, vienas žingsnis veda į kitą žingsnį, į trečią žingsnį ir panašiai. Tai jeigu pirmiausia, tai su kuo dirbu dabar, tai mes sukūrėme platformą individualizuotam ugdymui. Tai pirmiausia, kad mokytojui nebereikia kurti struktūros, jam jau yra duota struktūra, kurioje kiekvienas vaikas gali judėti savo tempu, gali pradėti nuo ten, kur jisai nemoka ir judėti tiek, kiek moka, peržengiamos tam tikrą prasme klasės ribos, ką tu turi dabar ir čia mokėti ribos. Ir tai atpalaiduoja labai daug resurso, nes jeigu mokytojas norėtų sukurti pats tokią sistemą, ar ne, tai jam reikėtų, iš esmės, tikrai pereiti į kitą lygmenį, darbo su bendrosiomis ugdymo programomis, darbo su medžiagos paruošimu ir panašiai. Ne? Tai vienas dalykas yra, kur aš netikiu, kad pokytis gali ateiti tiesiog paspaudus, spragtelėjus pirštais arba pasakius padaryk. Ne? Nes čia yra, tam padaryk reikia daug daugiau žinių, gebėjimų, komandų, resursų, bendradarbiavimo ir panašiai. Ir pirmas žingsnis yra, kad kaip po truputį su begaliniu palydėjimu, realiai, su seminarų ciklais, su konsultacijomis, su gyvais pamokų vedimais tose mokyklose, kai po truputį mokytojai pradeda naudoti įrankį. Staiga jie atsipalaiduoja, staiga pamato, aš negaliu suprasti, tie vaikai, kurie niekada nedirbo, jie dirba, kas čia atsitiko, ar ne? Arba irgi buvau praėjusią savaitę vienoje valstybinėje mokykloje ir berniukas spėju, kad greičiausiai turintis kažkokių ugdymosi poreikių, nes jis pradėjo dirbti, aš sakau, šaunuolis, labai gerai, tai tu čia taip, mes susitikrinam ir jis pradeda mokyti, sako, gal jis nerašys, gal jis žodžiu, sakau, kaip tai nerašys, jis puikiai rašo, pažiūrėkit, aišku, kad rašysi, ir jisai taip, rašysiu, ir jis pradeda rašyti, ir po to jis 5 kartus priejo pasakyti man ačiū. Iš pradžių nuo durų 2 kartus, po to koridoriui pamatęs, ar ne? Tai tokie maži momentai, kažkoks vaikas bandelę atnešė, jie pirmą kartą gyvenime mane mato, ne? Bet vien tai, kad tai atsiranda galimybė kiekvienam būti ten, kur jis yra be gėdos, be kaltės, staiga atveria visiškai kitą perspektyvą pačiam pedagogui pajusti vaikus, nes pedagogas jisai nori gero ryšio su moksleiviais, bet jis yra įėjęs į tokį cerberio rolę, ne? Mano darbas yra suvaldyti, sukontroliuoti, ar žinai, vienas kitos vardininko taisyklę, jeigu ką čia naudininkė, wow, iš kur čia pareina, ar ne, apie ką čia, ką tu, įtampos, ar ne, ir staiga tas vaikas dirba, ir atsipalaiduoja suaugęs žmogus, ar ne? Tada vieną dieną mes galėsime kalbėti apie mobilias grupes, ne apie klases, apie mobilias grupes, kur ateina į tam tikrą užsiėmimą, tam tikroje vietoje ir panašiai. Tada vieną dieną galėsime kalbėti apie tai, kad pedagogai patys kelia savo kvalifikaciją, taip, jie mato, kaip jiem gerai sekasi ir jie nori būti dar geresni, ar ne? Tai aš tai matau kaip labai ilgalaikį procesą, aš nesitikiu stebuklo per naktį, tai yra planas ateinančiam 20 metų
bet kažkas turi kažką daryti su tuo, ne? Nu, tiesiog suprantu, kad šiandien dažnai atrodo, kad viskas kaip į tuščią kibirą, daug pasipriešinimo, daug nepasitenkinimo, viskas yra blogai, bet tame blogume jau užsidega viena lemputė, užsidega kita lemputė, užsidega trečia lemputė, jau šita mokykla sako, kaip nerealu, nieko panašaus nesu patyrusi su klase. Tai aš renkuosi žiūrėti į tas lemputes, kurios užsidega, aš renkuosi žiūrėti į tuos, kuriems sekasi tradicinėse mokyklose, bet tai jau yra irgi tam tikra prasme, norėčiau irgi, Paulina sakė, kad tai yra bendruomenės labai didelis klausimas, tai yra. Tada jie turi palaikymą iš administracijos, tada jie turi grupės jau kolegų, kurie dirba tuo pačiu metodu. Jie gali vienas kitą, nežinodami, kur koks mygtukas, gali nueiti pas kolegą, nepasiskūsti, nepasakyti, kaip čia viskas blogai, sakyti, ei, kur ten tas mygtukas? Ir tada kolega padeda kolegai. O kai duodi, visada yra labai gera, nes duoti yra gera, gauti irgi malonu, bet duoti yra išvis. Užkoduoti mes esam patirti malonumą šitam taške, ar ne? Ir mokytojai, įsivaizduokite, duoda ir niekas to nepaima, tai nieko keisto, kad jie galiausiai net nebenori eiti į klasę, net nebenori matyti moksleivių, ne? Tai šitoj vietoj irgi, kad tai yra ilgalaikis procesas. Įrankiai, nesvarbu, skulsi, 5-10 metodas, DIR metodas, nesvarbu, kokius įrankius žmonės ims. Įrankiai yra pradžia, kuri truputį atpalaiduoja ir sako, iškvėpk, daryk tai ir bus geriau. Ir tai ateina kartu su tam tikra atsakomybės perkelimu į kitą vietą, nes mokytojai nebeturi jokio vidinio resurso, net, nežinau, lašelio dydžio atsakomybei papildomai į jų atsakomybės taurę, nes jinai yra perpildyta ne jų atsakomybė, tokia atsakomybė kaip moksleivių rezultatai, tėvams būti patenkintais, niekam neužkliūti, gerai praeiti auditą, gerai praeiti atestacijas, kad niekas nesiskųstų. Čia viskas yra ne pedagogo atsakomybė. Pedagogo atsakomybė yra žinoti, kur mano stiprybės, kur mano iššūkiai, kaip aš judu nuo taško A į tašką B ir koks mano asmeninis pedagoginis braižas. O čia yra atsakomybė. Kodėl kiekvieną, aš irgi, kai einu stebėti pamokų, aš sakau, vieną aš klausimą atsinešu, tik vieną vienintelį. Kodėl? Jeigu tu į kiekvieną elementą klasėje gali pasakyti, kodėl, kas aš, kad aiškinčiau tau, kaip gyventi, kaip dirbti ir kaip vaikus ugdyti. Kodėl tu pamoką pradedi nuo atsistojimo? O, todėl, kad aš ugdau tą ir tą. O, okei, aš taip niekada gal nepradėčiau, bet man aišku, kad tu tai darai ne iš inercijos, o sąmoningą procesą ugdai. Aš noriu, kad kraujas, cirkuliacija kraujo pagerėtų, kad moksleiviai atsistotų, mes darom beje atsistojam, atsisėdam 3 kartus, ar ne, darome mažytę tokiu būdu mankštą, tai pasisveikinam ir tai pradedam pamoką. Wow, okei. Kitas mokytojas gali sakyti, o mes per rankas leidžiame kamuoliuką ir darome emocinį įsiregistravimą. Man labai svarbu pamokos pradžioje pamatyti, kaip kiekvienas jaučiasi. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šitoj vietoj, iš esmės, kiekvieną kartą žmonės, kurie prisijungia prie švietimo pokyčių, kurie neša švietimo pokytį, ar ne, jeigu jie sąmoningai pasako, ei, žiūrėk, atsakomybė yra mano pusėje, jie truputį palengvina tą atsakomybės, pilną, nusemia samtelį nuo atsakomybės dubens. Ir turbūt vienas iš dalykų, ką jeigu galėčiau aš pakeiščiau, tai ir būtų tai, kad mokytojai sąmoningai suvoktų, kas yra jų atsakomybė, o kas nėra. Bet šiandien jiems atrodo tai kaip utopija. Taip. Man atrodo, palietėm labai svarbu tą pagalbos profesionalui klausimą, nes Lietuvoje ypač dabar ateina, kaip jau diegiamos atnaujintos ugdymo programos, keičiasi vertinimas, tas pats sutraukusis ugdymas ateina, tai mokytojų yra imk nenoriu, bet dažniausiai yra nenoriu. Ne? Bet mes turime suprasti, kad tikriausiai turime kalbėti mokykloje apie pagalbos sistemą, apie pagalbos profesionalui. Mokytojas yra profesionalas, mokytojas yra ugdymo žinovas, kaip jam padėti. Pavyzdžiui, aš nesuprantu, kai vadovas liepia mokytojams kažkokį projektą daryti arba mokymus lankyti, bet pats nežino, apie ką yra tie mokymai, pats nedalyvauja tose mokymuose. Ir iš tikrųjų, kiek stebiu
irgi ir savo tokią patirtį, kai pakviečia mane mokyklos bendruomenė. Ir jau pirmas minutės galiu pasakyti, ar čia kažką naudingo paliksiu ar nepaliksiu. Jeigu yra vadovai, kartu su mokytojais, sutinka dirbti darbo grupelėse, sutinka diskutuoti ir panašiai, tai yra jau laimėjimas. Tai yra jau laimėjimas. Nes tai nėra pasakymas, kad tavo yra atsakomybė sutvarkyti tą vaiką. Tavo yra atsakomybė patenkinti tą tėtę arba mamą. Ne? Ir tada, kai tas mokytojas žino, kad tai nėra vien jo reikalas, klaida nėra vien tik tai jo atsakomybė, tada jis patiria sėkmę, o kai patiria sėkmę, jis gali kelti savo kitus tikslus. Pastarosiom dienom turėjau progą bendrauti su vienos Londono mokyklos direktoriumi, vadovu. Ir jų mokykloje kiekvienas mokytojas turi savo mentorių. Ir kiekvienas mokytojas yra stebimas mentoriaus kiekvieną savaitę. Ir gauna trumpą grįžtamąjį ryšį, ką reikėtų patobulinti. Ir kas yra, kas ten nutinka. Ten, pavyzdžiui, ateina mokytoja, turinti 20 metų patirtį. Ir sako, žinot ką, šiemet gavau tokius penktokus, su kuriais nesusitvarkau. Ar tu galėtum man padėti, ar tu galėtum šį pusmetį būti mano mentorė arba mano mentorius. Ne, jis pasirenka pats žmogų, kuris gali būti patirtimi jaunesnis, kuris gali būti vyresnis, nesvarbu. Bet jis ateina ir sako, o koks aš blogas mokytojas, o kokia ta 5 klasė yra bloga. Ne? Bet sako, aš, mokytojas, noriu suprasti, kaip reikia dirbti su šitais vaikais, su šitais penktokais. Man tai yra naujiena, kad aš nežinau, kaip juos suvaldyti, kaip paskatinti jų pažangą ir taip toliau. Ir aš taip klausiau, ką pasakoja tas vadovas ir galvoju, kada mes iki to prieisime, kad mokytojas nesiteisins, kad mokytojas neieškos kaltų ir taip pat, kad jis nebus kaltinamas, taip? Ir jis sakys, tai yra mano profesinio tobulėjimo dalis. Labai, Artur, tik beklausant tavęs, aš tą patį pasirašiusi, ne, kur pati pradžia, sakyčiau, atrodo, padėkim vienas kitam leisti būti trapiems, galėti nežinoti, galėti daryti klaidas, kur aš neturiu dabar atstovėti kažkokio metodiškumo, ar ne, bet galiu sakyti, aš žinau, nes tai yra saugumo fiziologija, ar ne, galėti daryti klaidą, realiai mano kūnas tada išgyvena, aš čia esu saugus, kai mes esam saugus, tai mus įgalina kurti ir mokytis. Ir atrodo, šitas procesas sistemoje turi užsikurti ir nuo tų visų, ar ne, reglamentų, visokių auditų, klasės balas ir taip toliau, ten krenta klasės balas, jeigu yra ten kažkokie ar ne vaikai, kurie turi kažkokius ten ypatingus poreikius. Aš klausiu ir galvoju, pati sistema tiesiog naikina save pačią, ar ne, nes mes neleidžiam pedagogam būti trapiem ir tada ateiname būseną, kur sakom, priimkit tą trapų vaiką. Iš esmės sistema sako, tu negali būti trapus ir nėra čia vietos trapiems, ar ne. Ir tada aš sakau, labai dažnai, jeigu mes negalime būti silpni, vadinasi, iš tikrųjų nėra sistemos, kurioje galėtume augti. Ir panašu, kad įtraukties didžiulis, kaip čia sakyti, potencialas slypi, gal taip viltingai norėtųs kreipti, didžiulis potencialas slypi sistemos sukūrime, kur mokytojai gali būti tokie, kokie yra, ar ne, ir žinau, egzistuoja ir mokytojų ratai, įvairiausios grupinės terapijos. Tai va tie atvejai, kur mokytojams pavyksta, administracija orientuota yra į leidimą nemokėti, ar ne? Ir tai iš tikrųjų generuoja kūrybinę energiją, tai generuoja norą bandyti dar, ne? Ir generuoja sumažėjusi tą gynybiškumą, ar ne? O tai reiškia padidėjusi kūrybiškumą, daugiau santykio, daugiau jėgų kurti santykį. Ir panašu, kad pirmas žingsnis yra, ne, va, ta mentorystė kažkokia, jinai labai labai logiškas. Aš sugalvojau antraštę šitam įrašui. Švietimo sistema bus silpna tol, kol neleisime būti silpniems. Taip. Man atrodo, tai yra labai svarbu.
Ir norėčiau gal dar truputį papildyti, nes pati esu praėjusi tokį variantą, ar ne, kaip renkuosi mokytoją, aš ir turėjau ir mentorę, ir pati buvau mentorė, taip. Tai irgi tai nėra, ir vėl, man atrodo, kad pačios gražiausios idėjos, jos dūžta kažkur ne toje vietoje, ne? Nes aš labai gerai atsimenu, kai aš pradėjau eiti į klasę tiesiog mokytojos, tam, kad galėčiau iš jos pasimokyti. Ir kai pajutau, koks stresas jai yra vien dėl to, kad jos mentoriaujama mokytoja ateina jos klasę, aš nustojau ten eiti, nes man nesinorėjo skaudinti žmogaus. Nes jinai tiesiog net fiziškai kūnu gali pajusti, kaip jai buvo baisu vien dėl to, kad aš atėjau, ar ne? Tai tam vien tas mentorystė, ar ne, tokie buvimo būdai, nes yra labai giliai mūsų pasaulėžiūroje, kad kitas ateina tavęs vertinti, teisti, bausti, ar ne? Kadangi labai giliai šitie momentai, net tokios fantastiškos idėjos kaip mentorystė, jos dūžta į labai trapias šukes ir ant tų šukių pjaustosi visi, ar ne? Tai šitoj vietoj irgi, nežinau, man atrodo, kad labai svarbu judėti mažai žingsneliais, ne revoliucijom, o evoliucijom, ar ne? Pradėti nuo ten, kur esi. Suprasti, koks, ir labai tai bus individualu vėl. Vienoje mokykloje tu gali pajudėti per vieną kampą, kitoje mokykloje per visiškai kitą kampą. Vienoje mokykloje tu gali pajudėti per sąžinę ir vaiką, kitoje vietoje gali pajudėti per, žiūrėk, tau bus mažiau darbo, ne, per praktiškumą ir visiškai tokius, kasdienius procesus, ar ne? Tau nebereikės ruoštis pamokoms, žmogus, gal pamėginsiu. O kitas, žiūrėk, čia kiekvienas vaikas turės galimybę atsiskleisti. Čia dabar tu neradai sprendimų, pamėgink čia, pažiūrėk, kaip veikia. Okay. Tai kad tai yra irgi, nežinau, turint daug visokių momentų, kurie jau yra praktiškai praeiti, ar ne, bet koks stebuklingas būdas, kuris yra atneštas per prievartą, neduoda jokio rezultato, net jeigu tai yra puikus metodas. Bet mes turim tą top-down vadinamą approach, ar ne? Mes turime tai, kad vadovai šiaip, kiek bendrauju su vadovais, tai yra paprastai labai geri vizionieriai, jie toli mato, bet jie visą laiką daužo galvą į sieną, negebėdami apjungti savo komandos, kad jos komandos eitų kartu su jais. Ir čia yra vienas iš momentų, nes jie nori, kad visi eitų kartu su jais. Bet procesas iš mano pačios pirmosios mokyklos, renkuosi mokyti mokyklos, ar ne, valstybinės mokyklos, buvo tai, kad tiesiog labai buvo keli momentai, kur aš sakiau, žiūrėkit, nevelkite tai visų, aš padarysiu tyrimą, pristatysiu rezultatus, o tada mes kaip bendruomenė pagalvosim, verta eiti mums šitą kryptimį ar neverta, ne? Tai šitoje vietoje irgi prisijungia vienas žmogus, prisijungia kitas žmogus, prisijungia trečias žmogus, prisijungia kiek ir po 2 metų jau į mokyklą važiavo autobusai žmonės iš kitų Lietuvos vietų pasižiūrėti atvirai vedamų pamokų. Tai tos transformacijos, jos tikrai gali nutikti, bet jos nėra iš viršaus, jos yra iš kažkaip labai subtiliai, iš apačios. Ir aš niekada neužmiršiu, kiek aš palaikymo turėjau iš savo tuometinės vadovės. Jinai kiekviename žingsnėje davė man žalią šviesą, kiekviename žingsnėje sakydavo, viskas gerai, tu ir taip daug darai, judėk tolyn, numirėk mažiau, ar ne? Ir tai buvo žingsnelis po žingsnelio. Ir čia yra, kur nepripažinti mentoriai, ar ne, kurie, niekada nebuvo mano mentorė, mano vadovė, bet jinai iš tikrųjų buvo tikroji mentorė, nes jinai ateidavo į mano užsiėmimus, aš sakydavau, nerandu laiko ten refleksijai, jinai ateina, sako, pastebėjau, jo, tu čia taip, pamėgink tokį metodą, aš pamėginu tokį metodą, veikia, po 3 savaičių man to metodo nebereikia, nes susiformavo kažkas viduje, vidinis laikrodis, kuris automatiškai palieka laiko refleksiją, ar ne, tarkim, čia konkretus pavyzdys, bet begalinės empatijos poreikis. Ir kiek žmonių šiandieną mes turime švietimo sistemoje, kurie turi resursą šitaip ateiti į mokyklą. Čia turbūt ir yra atsakymas visus klausimus. Kadangi dabar vyksta renkuosi mokyti dalyvių nauja atranka, tai Julija, ar rekomenduotum kitiems, kurie dar nėra mokytojai, tapti renkuosi mokyti dalyviu? Na, tikrai taip. Tai buvo mano gyvenime turbūt viena gražiausių ir didžiausias transformacijas atnešusių patirčių. Aš esu dėkinga ir būsiu visada dėkinga, kad turėjau galimybę
mokyti šitoje programai, būti šitos programos alumne, nes pajusti, ką reiškia būti tarp bendraminčių, tai yra dovana, kurią aš nešuosi savyje į visas tas situacijas, kuriuose tenka susidurti su, na, sakykime, kitose pozicijose esančiais žmonėmis. Tai aš žinau, kad tai aš nesu viena, kad už manęs, už mano pečių stovi daug žmonių, kurie vadovaujasi tomis pačiomis vertybėmis, jiems yra svarbus kiekvienas vaikas ir žinojimas, kad galiu visada grįžti, yra tai, kas tikrai pripildo jėgų sunkiose situacijose. Ne tai dėl reklamos paminėjau, renkuosi mokyti atranką, bet bendrai apie tai, kadangi kalbėjom apie kaip svarbu kurti pokytį bendruomenėje ir kartu su bendruomenė, ne, kad tik tai padeda jausti su tuo saugiu, ne, saugiu. Renkuosi mokyti irgi, jo misija yra būtent kurti pokyčius švietime, bet tuo pačiu yra šalia bendruomenės palaikymas, kuris kartais pasako, galima lėčiau, kartais paskatina greičiau, ne, bet tas jausmas, kad tu nesi vienas, įgalina. Aš dar norėčiau vieną klausimą užduoti Paulinai, kadangi kalbėjome apie pagalbą mokykloje, kalbėjome apie pagalbą mokytojams, pedagogams. Tu esi švietimo pagalbos vaikui atstovė, esi terapeutė, Dear Floor Time ekspertė. Tavo manymu, tikėtina mes visi dabar netapsime greitų metų terapeutais, bet ką galime padaryti, ką reikėtų padaryti ir švietimo pagalbos lygmenyje, jeigu čia turi nuomonę, ir bendrai? Iš tikrųjų, aš ką matau, tai ministerijos turėtų susikalbėti, tiek SAMAS, tiek švietimo ministerija, nes iš tikrųjų, jeigu mes turime vaikus, kurie ateina su kompleksiniais nervų sistemos poreikiais į švietimo sistemą, tiesiog komandose turi egzistuoti žmonės, kur man kaip mokytojai nereikės ir nežinau, tapti sensorinės integracijos terapeutu. Aš turiu galėti ir kreiptis kažkur ir kad man padėtų suprasti, nežinau, kaip pritaikyti, padėtų pamatyti logiką, kuris slypi už tam tikro elgesio, kad galėčiau keisti savo vidinę nuostatą ir lygiai taip pat techniškai, pritaikyti užduotį, aplinką, pamoką. Tai sakyčiau, komandų plėtimas yra būtina ir šitoj vietoj turi kuo greičiau vykti ta komunikacija, kad dalis specialistų galėtų tapti švietimo sistemos dalimi, nes kol kas yra skirtingos finansavimo ir taip toliau. Ir aš tikiu, kad kažkiek tai sprendžiasi. Nežinau, kokia dabartinė tokia šiandien dienos situacija, bet labai tikiu, kad tai vyksta. Dar negirdėjau, kiek veržliai. Manau, kad yra dar kur toliau tobulėti. Ir gal kitas dalykas, tikrai matant mokytojus ir vaikus, ir šeimas, tiesiog, kad mokytojai iš esmės jie yra klasės bendruomenės kurie ir tai nėra lengva. Ir tai yra iš tikrųjų didžiulė atsakomybė ir kaip Julija sakai, dar vienas atsakomybės lašas yra labai daug į tą taurę. Ir tikrai galinti jų resursus, kad jie galėtų empatiškai matyti tuos bendruomenės narius ir padėti bendruomenės nariams matyti vieni kitus, tam iš tikrųjų reikia labai daug palaikymo, Tai tikrai mokytojų kažkokie palaikymo ratai turi būti tiesiog sistemos dalis, tai neturi būti kažkokia inovacija ir kažkoks nuostabus dalykas, kurį daro viena arba kita mokykla, tai turi būti tiesiog kasdienybė. Kad mokytojai turi tokias pagalbos sistemas, kurios įgalintų juos kurti klasės bendruomenės ir kalbėti su tėvais, matyti tėvus vaikų, kurie turi trapią nervų sistemą. Tai yra tėvai, kurie dar labiau pervargę, kurie nuolat aš juos girdžiu ir aš girdžiu, kad tai yra toks gilus, netgi sakyčiau, neviltis ir netikėjimas, kad man yra vietos šiai žemei, man ir mano šeimai yra vietos šiai žemei, ir jų atsakymas yra ne, iš to, kokį jie nuolatos girdė atsaką į savo problemas, net tai yra iš tikrųjų neįtikėtinai tamsi vieta ir mes galim būti
mes galim būti pokyčių nešant tą šviesą ir padedant pamatyti tas šeimas kaip mokytojai, ar ne tos bendruomenės, klasės bendruomenės kūrėjai, pamatyti tas šeimas, padėti suprasti vaiko poreikius, įgalinti tėvus šnekėti su savo vaikais namuose apie mus visokius ir kitokius ir kaip tai yra gražu vienas kitam padėti. Ar ne? Tai yra iš tikrųjų sisteminis dalykas, kuris toks įmanomas ir aš esu mačius, kaip tai vyksta ir tai galiausiai galina patį mokytoją naudoti mažiau resursų. Neatrodo, pradžioj reikia įdėti nemažai darbo tam, kad po to galėtume kvėpuoti ir džiūgauti tuo, kokį vaisių tai neša. Ir tai yra taip realu. Tai, sakyčiau, taip labai kompleksiška, bet tikrai mokytojai turi būti sustiprinti, kad galėtų tai daryti. Ačiū už šitą viltį, ačiū už tokį tikėjimą. Aš siūlau judėti link apibendrinimo ir dabar turiu 2 klausimus. Nežinau, galite pasirinkti, kurį atsakyti. Tai vienas klausimas, kokia yra jūsų nuomonė? Ar įtraukusis ugdymas yra tokios mokyklos, kokią mes ją pažįstame, pabaiga, revoliucija ar tik tai pagražinimas? O kitas klausimas yra labiau konkretus. Kokius 2-3, nežinau, žingsnius pasiūlytumėt kiekvienai mokyklai tam, kad jie sėkmingai pasiruoštų 24 metų rugsėjo 1-ai? Nu, tas 1, 2, 3, jisai turbūt ir, jis neatsisako taip lengvai, bet turbūt vienas būtų suprasti, kad tai bus, suprasti, tiesiog priimti, kad nebepykti, nebesinervinti dėl to, nebešiauštis, o suprasti, kad taip bus, kitą rugsėjį visi tie vaikai bus mūsų mokykloje, mūsų klasėje, mūsų bendruomenėje, jie bus. Ir dabar, tada antras žingsnis yra turbūt pagalvoti, ką aš galiu padaryti šiandien, kad procesas vyktų sklandžiau rugsėjį. Pradėkim nuo to, kad tai jau ne naujiena, vaikų klasėse jau yra, ar ne? Tai jau yra patirties. Tai vat nuo čia tokio užsidėti tokio tyrinėtojo kepurę ir sakyti, kas jau veikia, ką mes jau atradom, kur jau mūsų bendruomeniai mes turim tos aukso gabalėlius, nuo kurių galėtumėm atsispirti, kuriais pavyzdžiais remtis, kas galėtų būti mūsų mentoriai šitoj vietoj, kas norėtų mokytis, o kas tiesiog užsidės akidamčius ir mėgins išplaukti. Ir mes žinom, kad nebeišplauks. 3 vaikai klasėje, dar išplauksi. 5 labai sunkiai. 8 vaikai skęsi. Tai galėjau dabar pasimokyti plaukti, patreniruoti raumenis, galiu išmokti kokius pripučiamus daiktus užsidėti, ar ne? Tiesiog apsirūpinti kito, ar ne? Nes tas laikas ateis. Toliau, nežinau, kitas toks momentas, kuris matau, kad yra tikrai labai veiksmingas, tai rasti gerųjų pavyzdžių iš jų mokytis, ar ne? Kitas momentas tiesiog turėti apie tai naratyvą. Tai reiškia, kiekvieną savaitę, trečiadienį, 15:30 mes susirenkam diskutuoti šitą temą, ieškoti strategijų, per savaitę kažkas kažką paskaitė, kažkas podcasto paklausė, tinklalaidės kažkokios, kažkas kažką pažiūrėjo, sunešam savo žinojimą, vėl išverdam sriubą, pridedam ten kažko ir kaip bendruomenė mes tiesiog esame ne ignoravime, o kontekste. Ieškom gerųjų pavyzdžių, pasikviečiam DIR-FLOR specialistą, Floor Playtime specialistą, gal jis kokių įžvalgų turi, pasikviečiam kitą kartą neuromokslo, neurografijos ar ne specialistą, pažiūrim, ką jisai sako, tada pasikviečiam meno terapeutą, o ką jis pasakys, jeigu mes tą laiką išnaudosim kokybiškai, mes ateisim visiškai kitaip į rugsėjį. Ir turbūt matyti tai kaip klausimą, kuris realiai iš tikrųjų, Artūrai, aš suprantu, sugriaus arba pastatys mokyklą. Ir suprasti, kad kiekviena mokykla šiandien savo laiku, savo resursais ir savo intencija balsuoja, ar jinai dar stovės po dar metų. Ar jinai išvis dar bus. Ar tiesiog mokytojai trenks durim, visi atsistatydins, išeis iš darbo, mokykla tada vaikus perdislokuos aplinkinius rajonus, tada perdislokuotose rajonuose irgi vyks tas pats ir mes turėsim grandininę viso švietimo griūties reakciją. Ar iš tikrųjų mes mokysimės vieni iš kitų, auksime, stiprėsime ir vieną dieną, žiūrėdami atgal šitą momentą, sakysim, taip, buvo sunku, bet tai mūsų sukūrė. Ir šiandien mes esam kitoje kokybėje, kitame santykėje, kitoje visuomenėje. Mes mokykloje ne vaikus mokome, mes ateitį kuriame. Toje ateityje ta ateitis mums pensiją mokės.
Tai Taip. ką šiandieną kūrėme, tą turėsime. Ir kokį pedagogai gauna atlyginimą, tai tik parodo prieš tai buvusios pedagogų kartos rezultatą. Nes tie žmonės nueina į Seimą, tie žmonės nueina į vyriausybę, tie žmonės nueina į sprendimų priėmėjus, kokias patirtis jie išsineša, tokius ir įstatymus jie kuria. Tai čia yra pedagogo prestižas. Prestižas ateis iš to, kad aš iš tikrųjų didžiuojuosi savimi, didžiuojuosi tuo, ką aš darau klasėje, didžiuojuosi, kokį ryšį turiu su vaikais, kaip vaikų akis užsidega mane pamačius. Ir jiems aš asocijuojuosi su galimybėmis, su pamatymu, su savirealizacija, nesvarbu, kur tai bebūtų. Ir šiandien, nežinau, aš asmeniškai didžiuojuosi, pernai išleidau 12-oką, kuris oficialiai turi disleksiją, turi dislaliją, šiais metais yra pirmakursis Vilniaus universitete ir studijuoja filosofiją. Kiek moksleivių Lietuvoje su spec poreikiais atsiduria universitete? Spec poreikiai neapsprendžia žmogaus galimybių. Jie tiesiog pasako tašką, kuriame mes galime padėti žmogui įveikti kliūtį ir realizuoti savo potencialą. Ir visiškai nesvarbu, ar tas potencialas yra ilgai gebėti išbūti monotoniškame procese, ar tas potencialas yra gebėti kurti chaose naujas struktūras. Tai kas bus, šiandieną kiekvienas balsuoja savo laiku ir energiją skirta šitam klausimui. Aš laikau sukryžiavus pirštus, kad būtų. Kad būtų. Bet esu rami, kad ir kaip bus taip, kaip turi būti. Net jeigu viskas grius, iš to gims kažkas naujo. Jeigu viskas evoliucionuos, tai evoliucionuos į gerą. Tai aš kažkaip taip sakyčiau, šitoje vietoje sunku jau gyvenime spėti, ko reikia ir kas turi nutikti, bet tikiu, kad jeigu liksim, nežinau, integralūs, jeigu liksim kiekvienas savo vertybinėje ašį, viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Jo, man atrodo, svarbu turėti pamatą po kojom ir iš esmės turėti savo viziją, tikėti tą viziją. Ir iš tikrųjų nežinom, ar tai sugriausi mokyklą, nesugriausi mokyklą, bet tikriausiai pavojingiausia yra vaidinti. Vaidinti tikrovę, kurios nėra. Tai aš irgi labai prisidėčiau prie to pasakymo, kad pripažinkime, kad mokykla turi keistis ir ieškokime būdų keisti mokyklą taip, kad kiekvienas joje jaustųsi gerai. Dar jeigu galiu vieną klausimą, bet tada apibendrinimui, pabaigai, kokią žinutę norėtumėte perduoti mūsų klausytojams? Pakalbėjom daug ir galėtume tikriausiai kalbėti dar daugiau, jeigu nesutemtų, bet jeigu vieną, du sakinius, ką svarbiausia norėtumėt pasakyti mūsų tinklalaidės, o čia pažymiui šitas klausytojams? Aš gal labai trumpai, yra Stuart Shanker ir jo visas darbas apie savireguliaciją ir mūsų nervo sistemos pusiausvyrą ir vaikų matymą, ir jis nuolat užduoda tą patį klausimą. Ar tai, kaip matome vaiką, padaro jį kitų vaikų? Ir vienareikšmiškai visada atsakymas yra taip. Jeigu aš matau vaiką, kuris manipuliuoja, aš nematysiu jam vietos savo klasę. Jeigu aš matau vaiką, kuris savo elgesiu šaukiasi pagalbos, aš norėsiu jam duoti tą pagalbą, ar ne? Ir tuomet kitas momentas yra tiesiog mąstyti apie asmeninį resursą, ar ne? Mokytojams iš tikrųjų svarbu pradėti prioritetizuoti savo poilsį ir suvokti, kokio poilsio man reikia. Ir tai dažniausiai rečiausiai būna fizinis poilsis. Mes žinom, kad poilsio yra 7 rūšis mažiausiai. Ir mes turim labai sąmoningai sakyti, šiandien aš darau tai, kad turėčiau jėgų rytoj matyti vaikus ir kurti savo tą naratyvą, kad mano darbas ir gyvenimas yra toks prasmingas. Aš šiandien keliuosi ir einu matyti vaikus, kurių elgesys vienoks, aš matysiu tą elgesį kaip pagalbą šauksmą ir atrasiu jėgų atrasti tuos raktus, kaip Julija sakai, ar ne? Ir tuomet turėsiu komandą, kuri man padės, nes nesu vienas, nes nebebaisu būti nežinančiu. Ir aš taip myliu savo darbą ir matau tame tiek prasmės, nes matau, kai matau šeimą ir vaikus, pasaulis keičiasi. Jie yra pamatyti, šeimos jaučiasi saugas, mes pradedam bendradarbiauti ir staiga aš grįžtu iš darbo su dar daugiau jėgų, negu išėjau. Nežinau, aš, pavyzdžiui, iš darbo visada grįžtu,
wow, neįtikėtina, gyvenimas, ar ne? Ir ryte man dažniausiai būna daug mažiau jėgų, iki kol nueinu į darbą ir pamatau, Dieve, kaip prasminga. Ir taip norėčiau, taip linkėčiau šitą naratyvą mokyklose, kiekvienam mokytojui, kuris galiausiai galintų vaikus įveikti ne tai, kas yra sunku, ir mokytis tikrai ne visada yra malonu. Bet kai mes turim santykis veikia kaip pusiausvyros grąžintojas. Net kai sunku ir aš esu santykyje, aš dažniausiai turiu jėgų įveikti. Ir mes kiekvienas esam šitam kontekste. Kai man sunku ir aš turiu santykį, aš galiu tai veikti. Ir man atrodo, tai taip smarkiai apie įtraukti. Neįtrauktis tikrai yra tokio gilaus santykio tikrovė visiems įtraukti esantiems. Ačiū. Julija, kaip tu apibendrintumai mūsų pokalbį? Gal tik paantrinčiau Paulinai ir kažkada seniai, neprisimenu jau, kieno čia yra autorystė, bet man labai padėjo 3 klausimai kiekvienoje sudėtingoje situacijoje. Pirmas klausimas, ką vaikas man nori tuo pasakyti. Antras klausimas, ko aš noriu jį išmokyti. Ir trečias klausimas, koks geriausias būdas tai padaryti. Tai jeigu mes į kiekvieną situaciją eitumėm su tais 3 klausimais, turbūt tame yra daug atsipalaidavimo, daug galimybės būti trapiu, daug galimybės eiti į kontaktą, o per kontaktą ateina atsakymai. Nes mes esame žmonės ir kiekvienas yra labai unikalus ir ne vienas iš mūsų neturime instrukcijos, kaip elgtis su šituo žmogum ir kaip su šituo žmogum. Todėl, kad su kiekvienu žmogum mes esame truputį kitas žmogus. Todėl tai, kokiomis akimis žiūrime į kitą žmogų, padeda jam savyje atrasti irgi kažką, ką jis pats gali pamatyti, įvertinti ir užauginti. Ačiū. Aš galvoju, kadangi šią tinklalaidę klauso ne tik tai švietimo žmonės, bet ir kiti visuomenės atstovai, aš norėčiau pasakyti, kad mano manymu, įtraukusis ugdymas yra mūsų visuomenės brandos testas, egzaminas. Ir tai visų pirma yra visų mūsų reikalas, kiekvieno vaiko sėkmė, kiekvienas vaikas yra kiekvieno mūsų reikalas. Na ir tai yra tas brandos testas, kuriam reikia ruoštis. Tai visi kaip bendra visuomenė, brandi visuomenė, mokykimės priimti kitokį, priimti save ir jauskime, ieškokime būdų įsikvėpti, įsikvėpti. Aš kažkaip atėjau į šį pokalbį su sloga šiek tiek ir dabar panašiai kaip Paulina grįžta po darbo namo įkvėpta, tai aš irgi jaučiuosi, kad yra daug idėjų, daug minčių ir labai ačiū už šitą pokalbį. Aš turėjau progą bendrauti su Julija, renkuosi mokyti alumne, Skulsi platformos individualizuoto ugdymo sistemos kūrėja, inovatorė ir ačiū Paulinai, Centro Augau kartu vadoviai, specialiai pedagogai ir terapeutai. Ačiū Jums, mano vardas Artur, ačiū Jums. Ačiū, kad klausėte. Tikimės, kad praleistas laikas kartu jums buvo naudingas ir įdomus. Kviečiame susipažinti su programa Renkuosi mokyti ir pasekti ją Facebook ir Instagram socialiniuose tinkluose. O kol kas, iki kitų susitikimų.